kairės vabalai, iš dešinės vabalai. Man tai žmona. O man vabalistai. Tiek daug linksmų vaizdelių, tiek daug linksmų nuotraukų, tiek daug senų gerų prisiminimų, kad nuo 12 valandos jaučiuosi kaip vabalų šventė. Taip, iš ties šiandien tokia, kaip ir iš pat pradžių minėjom, tokia netradicinė ta šventė, bet tikrai labai maloni ir linksma, matant jūsų tokį didelį aktyvumą, tokį didelį įsitraukimą, visas emocijas, kurias skleidėte šiandieną. Na, o aš matau vieną gerą dalyką. Už lango vėjuota ir ganėtinai dargana. Gal ir gerai, kad mūsų šventė tokia iš garažo. Tokia šiandieną jauki, šilta. Jaukiai prie žolės, ant kėdutės, prie vabalo, su lempa tarp kojų. Tie, kurie būriavotės, tikimės, kad nepamiršote panaudoti kaukų, jeigu būriavotės didesniais negu 5 asmenų grupėmis. Ir, žinoma, dezinfekuoti. Be abejo. Na, o tęsiant toliau linksmai mūsų šventę, norime paskelbti. Norime paklausti visų pirma, ar mus gerai girdite ir matote, ar netrūkčioja ryšys. Tai čia yra labai svarbu, jei norite išgirsti visus nugalėtojus, kuriuos skelbsime šiandieną. Ir taip pat surprizus. Taip, surprizai niekada nesibaigia. Na, pirmiausia, norėtume padėkoti vabalistam iš visos Europos. Iš tiesų, tai special thanks for air-cooled lovers from all Europe. We are very happy that we have so many guests from so many bugs lovers from all Europe. Yeah, I can say the countries from where was our guests. It was Belgium, Hungary, France, Holland, Greece, Latvia, Estia, Germany, Russian, Ukraine, and from Lithuania. So I think after this festival, this bug show, next year you will come to Lithuania and we will meet you eye to eye. In live, not online. Taigi šiandien akimirkomis su mumis dalinosi iš ties daugybės šalių vabalistai ir vabalų mylėtojai, tai yra iš Belgijos, Vengrijos, Prancūzijos, Olandijos, Graikijos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, iš Kaliningrado, iš Ukrainos, na ir žinoma, buvo labai aktyvus mūsų Lietuvos vabalistai. Be abejo, kaip visada. Na ir šiems svečiams norime skirti specialią dovaną. Kiekvienos šalies atstovam išsiusime po mūsų skanųjį, gražų, įsimintiną puodelį. So the special presents for the season opening guests to the country representatives, we will send these beautiful cups, teacups for you. So please contact us, PM, and you will get these wonderful presents. Congrats for you guys. Thanks for participation. Taigi, dar kartelį norime padėkoti visiems prisijungusiems iš kitų šalių. Iš ties labai malonu matyti tokį didelį jų aktyvumą. Na ir taip smagu, kad šiandien turime ne tik tiek daug kviestinių svečių mūsų online renginyje, bet turime ir gyvai čia studijoje. Be abejo, mes laukiame netikėtų svečių, kaip visada. Netikėti svečiai, surprizai vabalų klube, vabalų kolektyve visada laukiami ir visada greičiausiai taip ir būna. Nieko nebūna tikėto. Ir jau kas, bet vabalistai tikrai moka stebinti. Tai ką, aš turbūt gal užleisiu svečių į vietą. Tai žinoma, kaip jau ir minėjom šiandieną, turime svečių. Linai, eikš pas mus arčiau. Labas. Sveikas karantininiai sveikinimai. Klausyk. Aš pabandysiu per nuotolį šnekėti. Papasakok, kaipgi tau šis sezono atidarimas? Man šis sezono atidarimas yra visai neblogai, nes jisai yra kitoks, o kartais gyvenime neįprasti dalykai būna visai gerai. Tai tikiuosi, kad jisai toks, kaip pasakyti, pirmas, gal ir paskutinis, o gal ir ne paskutinis, matysim, kaip čia bus. O perfrazuojant vieną gerai žinomą posakį, tai, kaip sako, nėra to gero, kas neišeitų. Tai tikėkime, kad tas virusas anksčiau ir vėliau išeis
ir mes grįšime į mūsų tas įprastas masiškas šventes, į kurias visi suvažiuojam. Jo, iš tiesų čia būtų didžiausia dovana turbūt visiems vabalistams vėl susitikti kažkurioje vietoje ir manau, kad tai planuosime sezono uždarimo metu. Jeigu tik tai leis karantininė situacija, tai būtinai taip. O mes dar visiems jums priminsime, kad visi jūs turite galimybę padėti klubui, suorganizuoti dar geresnę šventę, prisidėdami ne tik savo idėjomis, bet ir skirdami savo 1,2% gyventojų pajamų mokestį. Tad kviečiam prisidėti šią auką. Aš jau pervedžiau. Na štai, balsai iš kadro. Na, o šiandien, kaip ir sakėm, turim ypatingą svečią, vabalų mylėtoją, širdies vabalistą, dainininką, vabalų himno autorių ir Eurovizijos dalyvį Germaną Skorį. Štai mūsų studija keliasi į kitą vietą. Sveiki! Hello! Pagrosiu vieną fainą dainiką, kurią mes čia nusprendėm šiek tiek perdaryti, bet todėl, kad mes kreipiamės ir matome viens kitą per ekranus, tai nuskambės Andriaus Mamontovo daina Mono arba stereo. Tikiuosi arba stereo arba mono jūs mane girdėsite. Dieną buvau garaže, laukiau, kol vabalas pakeis mane. Juogai ir ašaras ten radau, tik tavo veido nepamačiau. Viskas tik tęsiasi jau seniai. Žinau tikrai, ieškau tavęs, jei girdi mane, gal pasirodysi ekrane. Aš kreipiuosi tiesiai į aukščiausią ministeriją. Gal gali atsiųžinutę mono arba stereo. Radio bangos anksti ryte, bet veikia kaip ir kasdien mane. Eteris klykia šimtais balsų. Aš kreipiuosi tiesiai į aukščiausią ministeriją. Gal gali atsiųžinutę mono arba stereo. Reklamas vėl mieste skaitau, bet tinkamo vabaliuko dar sau neradau. Aš kreipiuosi tiesiai į aukščiausią ministeriją. Gal gali atsiųžinutę mono arba stereo.
karantininiai sveikinimai tiesiogiai iš mūsų studijos, iš garažo studijos, galima sakyti, Daukšai Live garažas. Sezono atidarymas tęsiasi ir, kaip jau minėjome, šiandieną laukia jūsų įvairios nominacijos, kurias jau skelbėme prieš tai. Tuoj netrukus bus sutvarkyta mūsų online sistema ir galėsime matyti jas. Bet dar kartelį norime pasidžiaugti, kad turėjome tiek daug svečių. Taip, yra mūsų dar burtų traukimas šiandieną. Jau prasidėjo burtų traukimai. Jau būtų ištraukęs burtus. Tai norime dar pasidžiaugti, kad turėjome tiek daug svečių iš kitų šalių, kurie kėlė savo nuotraukas, kurie rodė mums, kaip jie myli savo vabalus. Tikrai nuostabus, tiek lietuvių, tiek užsienio vabalai, sunku. Beprotiškai, nes tiek naujų vabalų, nes jau per mūsų vabalų šventes jau matome tuos pačius vabalus, visi mūsų jau norisi pamatyti naujų. Tai ši šventė davė įspūdžių. Šiandien vieną projektą matėm, kuris gal irgi sudalyvaus po keletos metų vabalų šventėje. Na, svarbu nestovėti vietoje, norėti ir turėti naujų projektų. O tęsiant toliau mūsų projektus, tai šį kartą turime projektą apdovanoti ir paskelbti nominacijas. Ir visi nominantai gaus po puodelį. Nuostabius šiuos puodelius. Tai aš manau, kad aš pradėsiu. Taip, paminėsime tai, kad pirmosios 3 nominacijos gaus ir bookbus.net iš Olandijos įsteigtus marškinėlius, bei šios 3 marškinėlius. 3 nominacijos, bei šios puodelius, o visi likusieji gaus, žinoma, nuostabiausius sezono atidarymo, vabalų sezono atidarymo puodelius. Ir visiems nominantam po to bus dar skirta viena daina. Taip, kurią taip pat dainuos Germanas Skoris. Mūsų nepakartojamas. Kuris sugeba groti ne tik ant scenos, ne tik namie, bet ir atsisėdęs ant vabalo. Manau, ne kiekvienas tą galėtų padaryti. Na, perinant prie mūsų nominacijų, tai aš norėčiau ištraukti, kol neištraukia mūsų trečias dalyvis. Tai bus ne nominacija, tai Ne bus nominacijos. išskirtiniai mūsų vabalų klubo nariams. Kurie yra rūpestingi, visada perveda, visada atsakingi. Ne tik Taip, rūpestingi. tai pirmi susimokėjusieji klubo nario mokestį yra štai šioje lempoje vabalo. Ir dabar Marius ištrauks 5 laiminguosius, kuriems atiteks štai šie nuostabūs puodeliai. Nu ką, pirmasis nominantas. Vytenis Ališauskas. Taip, Vytenis, sveikiname tave, tau atitenka šis puodelis. Aplodismentų iš salės, garažo. Ir čia yra mūsų ūkininkai Virginija Šeinienė. Vienas į Kauną, vienas į Radviliškį, na kur toliau? Ir trečias Rimantas Daukšas. Visų atsakymus, visų prizų gamintojas taip pat gauna puodelį. Pagaliau gauna prizą. Pagaliau laimi. Už atsakomybę. Ir kiek mes jau ten turėjome? 3. Ketvirtas, bet ne paskutinis. Inga Žukovskinė. Na ir paskutinis. Prajudinkim. O aš turbūt šį kartą užsimerksiu, kad būtų viskas teisingai. Donatas Adomėnas. Šie 5 laimingieji ir gauna šios nuostabius puodelius. Be jokių pastangų, tiesiog būdami atsakingi, punktualūs ir rūpestingi vabalų klubo nariai. Aš manau, kad šitą idėją mes panaudosime kiekvienais metais ir aš manau, kad tai būtų paskatinimas visiems atsakingai elgtis. Ir daug kas turbūt sutiktų su mumis, kad šita būtų nominacija, ne nominacija, o konkursas. Taip, labai puikus konkursas, o Faktiškai kitais metais galite jūs taip pat laimėti prizus, jeigu pervesite metam persivertus savo klubo narių mokestį. Gerai, labai paprasta. O tęsim toliau. Prie šios dienos nominacijų prieikime. Visą dieną kėlėte savo nuotraukas, video ir rodėte, kaip jūs mylite savo vabalus. Vieni prisiminimus rodė, kiti kaipgi šiandien švenčia vabalų sezono atidarimą.
Na ir garbinga komisija išrinko gražiausius, geriausius ir visokius ausius, kuriems atiteks šie podeliai Šie podeliai ir marškinėliai. ir marškinėliai. Taigi, garbingos komisijos, atsakingos komisijos nuomonę mes jau turime. Mes turime ekrane priešais save. Ir pirma nominacija. Sakyčiau, gal mums dar reikėtų ir draugams kitomis kalbomis pasakyti. Okay. So we will have some prizes for the nominations, and now you will know who's gonna be the best one, the best bus, Beatle. the best Beatle of this event online show. Online show, yes. And the first nomination is the coolest Beatle. Taigi, kiečiausias vabalas, pirmoji nominacija ir šiandieną juo tampa Pin Hesse. I don't know how to say it, but it's Pin Hesse from Holland. su nuostabiu geltonu vabalu, saulėtu vabalu. Galite visi pasižiūrėti mūsų šiame renginyje įkeltas nuotraukas. Būtent Pin Hesse iš Olandijos tapo šios dienos kiečiausių vabalų. Ja, nes jau nestandartinis vabalas. Tikrai galima per karantiną panaudoti, pravažiuojant per miestą su mergaitėm. Ir galima, ir už tai gauna jis šį nuostabų padelį. Ne būtent šį, bet gal kurį iš anų. Na, jau. Laikykimės karantino. Taip, būtinai. And the second is the coolest one. The coolest one is Ir from... kiečiausias autobusėlis šios šventės, kuris And the teacup goes to Germany. It's Peter from Germany. He showed us a nice one, and our commission, our people think that is the very coolest one. So please send us your address, and you will get this teacup. wonderful cup. Taigi Peteris iš Vokietijos laimėjo šį nuostabų padelį dėl savo beprotiškai fantastiškai atrodančių autobusėlių. Ką jau čia ir be pridursi. Na ką, o perėmame prie trečios nominacijos, tai yra Misteris ar Mrs. Cool. Tai patys kiečiausi Misteris ar Mrs. Šios vabalų šventės, online vabalų šventės, tai yra Kristina ir Lepakas iš Estijos. So Mr. and Mrs. Cool, Kristina and Lepakas from Estonia. So you will get this wonderful cup. You only just need to contact us PM, and we will send you this cup to Estonia. And The best Beatles family, taigi Beatles geriausia family. vabalistų keliautojų šeima šiais metais tampa. And we have our Lithuanian Beatle Club girl with her family. Today she was going from Latvia to Lithuania, and she's Irma and Konstantinas family. Taigi Irmos ir Konstantino šeima šiandieną jie atvyko iš Latvijos į Lietuvą su vabalu, nepabijojo kirsti sienų ir tapo geriausia, gražiausia vabalistų šeima keliautoja. Tai sveikinam juos. Taip, ir jums taip pat keliaus puodelis, susisiekite su mumis. Na, o šitos nominacijos aš laukiu labiausiai. Aš taip ir galvojau. Nes turėjau įtarimų, kad jau kas tai šitie pasistengs. Tai šita nominacija yra linksmiausias video reportažas. Kaip jūs manot, kas galėjo tapti? Na, nežinau, ar Ar tu žiūrėjot, girdai? bet aš tai mačiau visus video reportažus ir tikrai tokio pasiruošimo būtent šiam sezono atidarimui dar Pas juos net ir saulė šviečia, jau užsisakė. Na, žinai, kaip ten sako, šitam krašte Lietuvos visai kitaip negu visai Lietuvoje būna. Tai ką, sveikinam žemaičius? Būtent visiems žemaičiams, mūsų taip bendrai vadinamiems šešiems, kurių buvo nuostabus karantininis video su kostiumais ir kaukėmis, kaip ir priklauso, ir su šokiais vabalų fone, tai jums visiems atitenka po šį nuostabų puodelį. And the next one is the... I can't see anything, but... Taigi toliausiai atvykęs iš Europos žmogus į mūsų online renginį. The man who was, and not the man, it can be the woman, the people who... The car.
The car. Beetle. The Beetle. The Beetle who was seeing us at Facebook, and So it took about it's from Greece. Yes, It's from Greece. It's 3,000 kilometers from here. From Lithuania. Taigi sveikiname tolimiausią dalyvį iš Europos, iš Graikijos, Kefalonijos klubas, kuris skiria beveik 3000 km nuo mūsų. Tad jums taip pat keliauja šis puodelis. Gražiausias 2020 sezono vabalas. Turime ir tokią nominaciją. Šio vabalo nematėme jau tikrai labai seniai. Ar matėme? Šio vabalo mes iš vis nematėme. Iš vis nematėme. Tai šis vabalas greičiausiai yra pirmas. Tai vienareikšmiškai, kad pirmas. Tai gražiausias 2020 sezono vabalas Yra Karolis Nemčiauskas iš Šilalės. Ir kad tikimės, kad šis vabalas tikrai taps naujuoju mūsų vabalų klubo nariu. Nes kiek mes žinome, neturime žinių, kad jis juo būtų. Be abejo, nes jo vabalas naujas, jis pasiruošęs buvo naujam sezonui, bet dėl karantino priežasčių ir dėl mūsų šventės jam nepavyko. Tai tikėkime, kad jis atvažiuos į mūsų uždavimą, jeigu leis visus sąlygos. Karolis Nemčiauskas iš Šilalės. Iš Šilalės. Na, gražiausias 2020 sezono autobusėlis. Kas gali būti gražiausių autobusėlių? Tas, kuris skaniausiai maitina. Turinys autobusėlis. Turinys autobusėlių. Autobusėlis didelis, gali vežti bet ką. Gali pamaitinti, gali pagirinti, gali pernakvindinti. Sriubą Sriuba. išvirti. Kokia šventė be vabalinės sriubos? O koks puodas tilptų į vabalą? Tokia Tai dalyvių mažas, masei pamaitinti. bent jau 2 žmonėm tilptų, bet jeigu didelę masę maitinti, tai ką? Galime jau net ir nebesakyti, aš manau, vardą. Visi puikiai žinote, mūsų Morkavas mylimas autobusėlis. vabalistas Valdas ir jo autobusėlis šiandieną ypatingai geras fotomontažas, tai sveikiname jį, Valdai, tau iškeliauja padelis. o tikimės, kad bus pripildytas sriubos. Sezono atidarimo online linksmiausia akimirka. Season opening, The coolest, the coolest, funniest video. So we know that we can go to other countries, but like you see, we are sitting at the garage, and the coolest video, our people thinking that is Revil from St. Petersburg, who was opening season at garage and working at Beatles. Taip, tai linksmiausia sezono atidarimo akimirka, na, čia kaip kam aišku tas linksmumas suprantamas, bet kasgi gali būti vabalistui vienas iš linksmiausių dalykų, tai yra prikelti, dirbti prie savo vabalo, savo garaže. Tai matėme, kad Ravil iš Sankt Peterburgo šiandieną tai ir darė ir siuntė mums tiesioginį video. Tad sveikiname jį ir jam taip pat keliauja mūsų nuostabus puodelis. Gerų darbų. Na, o turime dar vieną papildomą nominaciją. Tai kurią sugalvojame Šventės Šventės eigoje. Iš eigoje. jūsų tiek prikeltų nuotraukų. Nes šito žmogaus ir šitų nuotraukų negalėjom palikti neapdovanoti. Šiais metais žinote, kad šventė ir atidarimas turėjo būti Rokišky. Ir kasgi mus nukėlė į Rokiškį? Ogi niekas nenukėlė, nes turėjom karantiną ir negalėjom nuvykti Rokiškį. Bet nuotraukomis. O nuotraukomis ir karantininėmis nuotraukomis, kad visi puikiai saugotumės, mus pradžiugino Vygintas Petrusonis ir iš Rokiškio krašto muziejaus. su savo geltonu vabalu ir jo Autobusėlių. maskę vabalui. Ne, tai ne O, tas. atsiprašau. Ir krašto muziejus. Tai mes tiesiog mėlynas autobusėlis buvo. Tiek daug Sumaišiau. nominacijų susimaišė. Pats Natūralu. noriu padelio. Tai sveikiname Vygintą Petrusonį, jums taip pat keliauja puodelis. Ačiū, kad priminėte, kaip gražiai atrodo Rokiškio krašto muziejus. Nu, aš tiek nekantraudamas, kad jau anksčiau pradėjau kalbėti, kad Užbėgti už įvykį akių, nes šitą nuotrauką man labiausiai patiko turbūt iš visų. Tai ir komisija nusprendė, kad jie atitinka šitą nominaciją. Geriausias korona vabalas. Tai yra Darius Zasas, geltonas vabalas su namoriniku, kaip galima pavadinti. Negražiai sakant, bet dengiantis savo
veiduką. Bet aš manau, kad jam reikėtų uždengti galvą, nes ten daugiausia gali pritraukti arba atiduoti kažkokiu. Taip, tai Korona Vabalas, Darius Zasas. Jums taip pat keliauja puodelis. Na ir turime taip pat ypatingą dovaną skirtą. Papildoma dovana, kur yra skirta žmogui, kuris subūrė ne tik vietinius, bet ir pasikvietė iš tolimesnių miestų, aišku, pagal visas saugumo taisyklės ir padarė mini šventę. O kaip įsivaizduoti šventės be Radviliškio, aš turbūt manau, kad neįmanoma įsivaizduoti. Na, sunku, nes ten daugiausia vabalistų iš visos Lietuvos greičiausiai susikaupia vienoje vietoje. Ir tai mes norime padovanoti šį puodelį mini atidarymo šventės idėjininkui ir vabalistų bendruomenės sutelkėjui šiandieną per karantininį sezono atidarymą, tai Erminijui Krasutskiui. Visi puikiai žino mūsų Erminijų, mūsų puikų dailininką ir mūsų lipdukų autorių, logotipų autorių, tikiuosi neišpeiks mūsų šiandieninės studijas. O jeigu išpeiks, tai paprašysime jau, kad patobulintų. Taip, visos idėjos yra sveikintinas ir priimtinas. Tai kaip ir minėjom, jeigu turite kažkokių idėjų dėl vabalų sezono atidarimo, uždarimo kitais metais galbūt, kviečiame visus aktyviai, drąsiai jungtis. Na, o šiandieną mes dar savo transliacijos nebaigėme. O nuotraukomis ir akimirkomis, kur galbūt esate su kitais vabalistais, kviečiame dalintis iki pat rytojus. Nes žinote, vabalistai mėgsta stebinti, tad klubas taip pat gali nustebinti ir įsteigti dar kažkokią papildomą nominaciją, kuriam keliautų šis nuostabus puodelis. Būkite atidus. Na, o vabalistams švęsti šventės atidarimą nuo 12 iki 6 valandos? Nemanau. Tai būtų... Man atrodo, kad kai kurie pradėjo nuo vakaro, baigs pirmadienį. Greičiausiai tai būtų teisinga. Na, o šiandieną 18 valandą dar jūsų lauks ir Black Biceps, kurie su savo DJ programa pasijungs taip pat tiesiogiai. O mes jau norėdami padėkoti jums visiems stebėjusiems, visiems dalyvavusiems iš savo garažo studijos ir palinkėti saugios karantino pabaigos, o taip pat linksmų kelionių su savo vabalais. Parodykite, neslėpkite jų, juk dar neaišku, kada susitiksime, tad visada tai galime daryti dalindamėsi nuotraukomis. Special thanks, guys, from Europe. So thank you that we support us and see us at Facebook, send us photos, and we love you, all the Beatle owners, and love you who don't have Beatles but like Beatles, all new Beatles, Beatle ones, Beatle everything who is with Beatles. So we saw you working in Beatles, riding with Beatles, doing everything what you can do. So it was very nice to see you at Facebook, that you don't forget your Beatles at quarantine and share with us. And we saw that we had communication with people from Brazil. Yes, today we have one online call from Brazil. Taigi turime netgi sveikinimus iš Brazilijos. Kas galėjo patikėti, kad Lietuvos vabalų klubas sveikins iš Brazilijos? Tik jau ne aš, bet jūs galite apie tai pagalvoti. Na, bet prieš tai mes... I'm sorry, I think this show was worldwide. Vienareikšmiškai, net neabejoju. Tai buvo pasaulinis šou. Ir jį užbaigti tiesioginę transliaciją šiandien iš mūsų garažo studijos mes kviečiame nepakartojamą mūsų Germaną Skorį. Aplodismentai. Tai štai keliauja pas Germaną Skorį mūsų aparatūra. Nepamirškit, kad čia puodeliai laukia jūsų. Nuostabi studija ir Germanas Skoris. Germanai, kaip laikaisi? Puikiai laikausi. Ir kaip tau šis sezono atidarimas? Labai gerai, labai toks įdomus, netikėtas. Man daug kur teko groti, bet garaže sėdint ant vabalą tikrai dar neteko.
Tai smagu, kad gyvenime yra daug Taip, pirmų taip, ir dar kartų. jisai labai gražus vabalas ir dabar jau, bet bus dar gražesnis ir specialiai čia labai gražios dekoracijos. Ne specialiai iš tikrųjų. Natūraliai. Jo, tai dar pagrosiu dar vieną dainą. Pirmą, aišku, specialiai mūsų visiems Lietuvos žiūrovams, lietuviškai. Na, o dabar padainuosiu dar vieną angliškai, aišku, ir visiems iš Lietuvos ir visiems, kurie mus žiūri, nuo tolimos Graikijos, Brazilijos ar iš kur jūs bebūtumėte, visiems jums sveikatos. So this one goes to all the foreign viewers. The first song I sang was in Lithuanian, so now it's going to be one in English. So stay healthy, and hopefully it's going to end soon, and we all need. So, let's go. Išvarėt? Šventė atsibodo gražiai. Tiesiog išvyksta į šventę. Iki susitikimų. See you guys. So let's ride. Trūksta himno.